Tai sveiki visi, ačiū, kad susirinkot. Mano vardas Jūras Sadauskas. Sugalvojom čia tokį dar vieną pranešimą padaryti, pernai metais jau organizavom ir džiugu, kad ir šiemet kolektyvas susirinko, turim ir naujų žmonių ir salėje matau daug naujų žmonių, tai pabandysim duoti jums gero turinio šiandieną. Tai šiandien pagrindinis mūsų klausimas ir tema yra, ar geras laikas pirkti būstą, nes daug tų klausimų tikrai yra, žmonės galvoja, ar dabar geriau, ar vėliau, ir apskritai kaip nepadaryti klaidų perkant. Bet dar pasikalbėsim truputėlį plačiau apskritai ir apie dalinę apdailą, nes šiai dienai toks apibrėžimas kaip dalinė apdaila yra toks nelabai stipriai reglamentuotas ir žmonėm atsidarius kažkokius tai skelbimus, mato būstą su dalinė apdaila, o kas iš tikrųjų ta dalinė apdaila ir ką jie perka, paaiškėja truputėlį tik tai vėliau. Tai noriu pasisveikinti su mūsų visos diskusijos dalyviais. Tai turime Jurgitą Dacienę iš Luminor banko. Labas, Jurgita. Turime Gilbertą Kinderevičių, teisininką. Labas, Gilbertai. Sveiki. Linas pas mus yra nepriklausomas statybų ekspertas. Labas, Linai. Ir Justinas yra statybų įmonės ProHouse projektų vadovas. Pasišnekėsim su daugiau ir apie pačias statybas. Tai pradėsim nuo ekonominės rinkos apžvalgos, kas šiuo metu vyksta, kaip ekonominę pačią situaciją mato bankai. Tai iškart duodu mikrofoną ir žodį Jurgitai, papasakos, mes padiskutuosim. O iškart visų noriu paprašyti, kada pasibaigs tema, nes 3 temas turime, drąsiai kelkit rankas, atnešim mikrofoną, klauskit, diskutuokim ir po kiekvienos temos galim plačiau pasišnekėti jums pirmais klausimais. Tai pasauliniai įvykiai ir kas dabar perka būstus Lietuvoje. Aišku, mūsų pasauliniai įvykiai nuo COVID, ar ne, visi prisimename, kad prasidėjo įtempta situacija, ar ne, visokie karai, infliacija ir žmonės ir klientai pradėjo pirkti būstus ir visi galvojame, kas čia bus. Tada antras įvykis buvo karas, tai vėl visi sustojame ir galvojame, ko čia baigsis, kas bus, pirkti, nepirkti, toliau tęsti, toliau pirkti, toliau nesigadinti savo planų ir pirkti būstą, ne? Paslaugų kainos pakilo, kuras pakilo, infliacija, kuro kaina pakilo, infliacija pradėjo augti, maisto kainos kilti, šildymas kilti kainą ir Euriboras taip pat pradėjo kilti. Taip, ir kokį vis dėlto turtą perka Luminor banko klientas ir kaip atrodo Luminor banko klientas įsigyjantis ant eso paskolą, kaip vyksta toliau, ar perka vis dėlto klientai būstus, ar ima paskolas ar ne ir ką toliau mums daryti. Kaip atrodo Euriboras, ar ne? Nuo po karo Ukrainos pradžios, tada rugsėjį perkopė Euriboras 1,5%, klientai pradėjo klausti bankų, ką mums dabar daryti. Dalis klientų pradėjo fiksuoti paskolų palūkanas, aišku, kita dalis ne, ar ne? Ir palūkanos pakilo 4% ir daugiau. Džiugi žinia yra ta, kad pirmą ketvirtį Euriboras dabar pradėjo po truputėlį kristi ir jau yra 3,8% riba pasiekta. Ir mūsų net Žygimantas Mauricas prognozuoja, kad šių metų pabaigoje mūsų palūkanos sumažės iki 2,5%. Pačio pradinio mažėjimo tikimas yra vasara. Kad šiek tiek Euriboras pradės kristi ir stabilizuosi situaciją. Jo, sveiki visi. Šiek tiek turiu tokios informacijos, sakykime, domėjausi registro centro duomenimis pirmojo šių metų ketvirčio, sakykime, parduotų notarinių sutarčių kiekis buvo 938 butai Kaune konkrečiai, o 21 metais, kai išgyvenome, galima sakyti, patį piką, turėjome 1132 butus parduotus Kaune. Tai sakykime, jeigu lygintume 21 metus ir 24, turėjome 194 vienetų sutarčių sumažėjimą. Tai vadinasi 17% susitraukė pardavimai. Jeigu įdomu būtų, sakykime, oficialios statistikos portalas pateikė irgi duomenis apie statybą leidžiančių dokumentų išdavimą. Vėlgi nagrinėsime tą pirmąjį ketvirtį, galima palyginti 21 ir 23 metus. Tai 21 metais mes turėjome statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, čia kalbu Lietuvos mastu, 10 110 vienetų.
23 metais mes turime 6189 vienetus. Tai vadinasi vėlgi 3921 vienetų susitraukė, kas procentas būtų 39 procentai. Dar toks įdomus momentas, pasidomėjau pardavimų portale aruodas.lt esančių parduodamų butų naujos statybos, tai vadinasi nuo 21 metų pardavimais. Tarkime, 23 metais vasario mėnesį mes turėjome 150 butų mažiau, nei turime šiandien dieną. Tai tokia įdomi statistika, gal kažkam praversta. Tai aš dar pridėsiu nuo savęs, kadangi su notarais tenka artimai bendrauti, iš tiesų, kalbant apie pirminę rinką, tai yra apie naujus butus, tai kiek bendravau su notarais, tai nuo sausio mėnesio labai yra sulėtėję ir sumažėję šitų sutarčių, o pačią pagrindą sudaro tai antrinė rinka, seni būstai, tarybinės statybos. Jeigu galima. Aš dar papildysiu apie antrinę rinką, tai vadinasi antrą arba trečią kartą paduodamas būstas, sakykime, lyginti praeitus metus ir šiuos metus jis vis dar pabrango 8 procentų. Tai va, kolegom, ačiū, turiu aš irgi statistiką. Tai antrinėje rinkoje yra perka 60-70 procentų klientų, o pirminėje rinkoje perka tarp 20-30 procentų klientų. Pirminė rinka tai populiaresnė pakankamai yra investicija, antrinė rinkoje perka klientai, kurie nori įsigyti savo pirmąją būstą, ar ne? Bet vėlgi, ką mes rekomenduojame klientam, įsivertinti antrinės rinkos pirkimą, nes iš tikrųjų perkant antrinėje rinkoje bus reikalingos papildomos investicijos tiek turtui pačiam, vandentiekio vamzdynai galbūt ar ne, elektros instaliacija, tai vis tiek ateityje, ar namą rekonstruos sugalvos bendryje, ar ne, tai ateityje antrinė rinka vis tiek pareikalaus papildomų investicijų, perkant turtą tikrai reikia gerai pagalvoti, ar vis dėlto šiai dienai šiek tiek brangesnį plus energetinės klasės būstą nusipirkti pirminėje rinkoje ar antrinėje rinkoje. Pasvarstyk, pagalvok, ateiti pas mūsų partnerius ir pasitarti iš tikrųjų. Taip, ir kaip klientai perka vis dėlto gyvenamosius namus ar butus, ką mes pastebėjome, kad gyvenamosius namus vis dėlto pirko klientai, kai prasidėjo kovidas, ar ne, visi norėjom savo kiemo, išeiti kažkur, tai žolės savo, išsikepti, pasigrilinti, tačiau kokia tendencija dabar pastebim, kad vis dėlto klientai pamatė, kad tai reikalauja ir laiko, ir pastangų prižiūrėti nuosavą kiemą, ir papildomas išlaidos, aišku, yra. Ir klientai vis dėlto pradėjo po truputėlį pirkti daugiau butų, nes matosi graži tendencija, nes 70 procentų klientų perka net daugiau butus, keliasi į miestą, nes vis dėlto ir arčiau, ir jeigu kas turi planuoja šeimą vaikų, ar ne, vaikai ir į mokyklą gali patys nueiti, ir taupos pedagūro išlaidos, ir aišku, pačios išlaidos pragyvenimo mėnesinės yra mažesnės, nes realiai plotas mažesnis ir nereikia prižiūrėti savo nuosavo kiemo. Šitą papildysiu irgi turim tikrai pavyzdžių bendraujant su klientais, kurie perka parduoda būstą. Daugelis, kabutėse, atsikanda ir gyvenimo kažkur toliau nuo miesto, kartais nespėja pasivyti su infrastruktūra, neturim asfalto, neturim autobusų ir iš tikrųjų tas laikinumas jisai kartais labai ilgai užsitęsia. Taip, ir kokios energetinės klasės turtą daugiausiai mūsų klientai perka, ne? Tai nuo 22 metų rugsėjo, tai A ir aukštesnės energetinės klasės butų pirkimas iš tikrųjų net 20 procentų sumažėjo. Iš tikrųjų tie butai yra brangesni, ar ne? Dėl to klientai ir tada orientuojasi į prastesnės energetinės klasės turtą. Jie yra šiek tiek pigesni, bet vėlgi, kaip ir sakiau, išlaidų yra daugiau patiria klientai, nes ir šildymas brangesnis, ar ne, ir statyba kita yra. Ir kaip atrodo Luminor banko klientas įsigyjantis antrąją paskolą, tai irgi turim tokios įdomios statistikos.
irgi kaip įdomu, iš tikrųjų pradėjo mažiausiai būtų įsigiję jaunimas, ar ne, iki 30 metų. Tai tiesiog, nes Euriboras yra pakilęs, ar ne, nors realiai banko maržos dabar yra tikrai labai mažas. Mes turim Luminor banke irgi pasiūlymą naujiems klientams, kur dabar galima pasiūlyti nuo 1,49%, ar ne. Ir realiai skolintis dabar labai apsimoka, nors ir Euriboras yra pakilęs. Su ta diena, kai Euriboras pradės mažėti, pati bankininkystė dirbo apie 12 metų, su ta diena, kai Euriboras pradeda mažėti, bankas pradeda kelti maržą. Tai dabar, kai yra marža banko yra maža, tai tikrai apsimoka pasiskolinti, tikimės tikrai, kad Euriboras mažės, ar ne, ir tada jūsų palūkanos tikrai bus patrauklios, kad galėsite džiaugtis įsigiję naują savo būstą. Toliau irgi labai įdomu, žiūrėjau, kad su bendraskoliu kartu, arba kitaip sakant, arba susituokę, arba vedantis bendrą ūkį, šeimos dabar perka net 77% tokių klientų, kas prieš COVID buvo tik 57% tokių klientų, ar ne? Bet aišku, tai vėlgi įtakoja, kad kartu pirkti būstą labiau apsimoka, galime nusipirkti geresnės kokybės, didesnį būstą, ar ne? Nes įtakoja jūsų bendros pajamos, tai kokią būsto paskolą jūs galite pasimti. Vėl viską Euriboras, kaip sakyt, daro įtaką, kad galėtume pasipirkti geresnį ir didesnį būstą, ar ne? Ir kokių pajamų klientai gali pasiskolinti, ar šiai dienai skolinasi būstą, tai atlyginimai auga Lietuvoje, iki 30 metų esam patys laimingiausi, ar ne, tarp visų šalių buvo padarytas tyrimas, ar ne. Tai tiesiog pajamos irgi auga, tai jeigu asmeniškai žmonės pirkdavo 22 metais 1400 eurų per mėnesį pajamų užtekdavo, šiai dienai 2400 beveik eurų pajamos turėtų būti, kad asmeniškai galėtume nusipirkti savo vidutinės klasės būstą, ar ne. Ir neženklus skirtumas yra iš tikrųjų tarp 23 kovo, 24 kovo, apie 3,5 tūkstančių eurų šeimos pajamos turėtų būti, kad vidutinės klasės būstą galėtume nusipirkti. Tai ir ką, 3/4 būsto sudaro parduodamas antrinėje rinkoje būstas, ar ne? Pagrinde būstą perka 30-40 metų klientai mūsų būstą. Ir namų ūkio pajamos didesnės, dėl to leidžia įsigyti geresnės kokybės turtą. Tai tikrai rekomenduoju pirkti, kaip mūsų partneriai sako, visada reikėjo pirkti vakar. Taip, kad rekomenduoja bankas pirkti šiandien ir naudotis patraukliom. Tai aš tada turiu klausimą, Jurgita, kalbant apie energinę klasę, ne? Ir šiai dienai turime aukščiausią Lietuvoje A++ būstą, kiek bankui tai yra svarbu, kad jūsų krepšelį tas paskolų kiekis būtų kažkoks didesnis, ar kodėl jūs šiaip skatinat būtent geresnėm palūkanom, galima taip sakyti, žmonės pirkti labiau energetiškai efektyvų būstą? Tiesiog mes, kaip ir minėjau, suprantame, kai perkamas geresnės energetinės klasės būstas, tai jis yra labiau likvidus, ar ne? Klientas natūraliai patiria mažiau išlaidų jį išlaikydamas, ar ne? Mes galime finansuoti šį turtą 85% maksimaliam paskolos terminui ir ateityje tikrai ir parduoti, jeigu kažkada sugalvosite keisti į kitą būstą, bus jums patiems naudingiau. Galų gale parkavimo vietos, ar ne, jeigu važiuojame pas tėvus, pas draugus, kur gyvena senos statybos butuose, tai tikrai parkavimo vietos tuo metu buvo viskas tvarkoje, ar ne, šiai dienai. Vystytojai išsprendžia tą problemą ir parkuoti automobilį nebėra problemos parkant naujo statybos būstą. Ačiū, Jurgita. Aš dar tada papildysiu, kaip mes, kaip būsto pardavėjai, matom šią dieną situaciją. Tai iš tikrųjų, kas atsitiko, kad žmonės, kurie galbūt planavo pirkti kotedžą, 80 kvadratų ar didesnį, jie labiau linkę dabar pirkti mažesnį būstą, galbūt kažkokį tai butą, kaip minėjo Jurgita. Tas, aišku, turėjo įtakos ir dėl Euriboro padidėjusio. Vėlgi, ką labiausiai palietė, tai būtent vidurinė klasė ir žemesnės pajamas gaunančių žmonės, tai ten didžiausias ir yra sumažėjimas. Bei būtent, kaip sakyt, to turto, kuris nėra privalomas, to prestižinio, tai palietė gerokai mažiau, nes šiai dienai, pavyzdžiui, Žaliakalnyje turim jau pardavimų po 8600 eurų su dalinė
apdaila būtent už kvadratinį metrą. Jo, turim ir tokių projektų. Tai ta rinka jos yra mažai, bet jinai yra labai gyva, nes tų daiktų ypatingose vietose yra labai mažai. Bei, kalbant apie pajūrį, apie kitus miestus, kurortus, ten vėlgi pardavimai yra šiek tiek sumažėję, nes tai nėra pirmasis būstas, tai šie pardavimai irgi pasijutė. Jurgita, mes dar tada padiskutuojam, duodam žodį ir kažkam iš mūsų kolegų. Tai gal Gilbertas iš teisinės pusės, kas šiai dienai pas jūs kom gyvi? Tai mes kaip teisininkai, kaip advokatai, tai visada gyvi žmonių problemom. Taip. Pasakysiu, iš tikrųjų, tai žanro klasika, preliminarios sutartys ir po to neparduoti pagal preliminarią sutartį nekilnojamo turto objektai, ar ne, tai iš tiesų tas metai iš metų nesikeičia ir kaip bebūtų gaila, nesąžiningų vystytojų nuolat pasitaiko. Tai labai svarbu atkreipti dėmesį iš tikrųjų į reputacinę vystytojo pusę, kiek jis objektų yra išvystęs, ar tai yra vienadienis verslininkas, kaip mes vadinam, ar turi tam tikrą sukaupęs reputaciją ir istoriją, kurios pagrindų galima tikėtis, kad tikrai objektai išvystys. Aišku, aplinkos ministerija ir Seimas priėmė tam tikrus statybos įstatymo pakeitimus, ar ne? Ir kaip kolegė iš banko sako, kada reikėjo pirkti būstą, tai tikrai pritariu, kad reikėjo pirkti vakar, arba jeigu nespėjot nupirkti vakar, pirkite šiandien, dėl to, kad pagal naują reguliaciją, kuri yra numatyta daugiabučiai namai, tai yra daugiau negu 3 butų namai, privalomai atsiranda privalomas genrangovas ir pasibaigia daugiabučių namų statymas ūkio būdu, kas iš tikrųjų turėjo ženkliai mažesnius kaštus, kaip bebūtų. Aišku, buvo mažesnė teisinė apsauga pirkėjams, tačiau ateityje, kaip sakyt, turėsime tokią situaciją, kai daugiabučių statys tik tai genrangovai, tai reiškia tikrai didesnius kvadrato kainą. Tai pratęsiu mintį, dėl ko tai yra daroma, tai iš tikrųjų dėl apsaugos pirkėjų, kad būtų viskas sureguliuota ir tikrai tie projektai būtų įgyvendinti, nebūtų pastatų vaiduoklių, kas pasitaikydavo. Tai tokios tos naujienos. Aš dar papildysiu iš tikrųjų apie pirkimus, tai šiai dienai iš projekto perka pirkėjų gerokai mažiau. Tai vienas pagrindinių dalykų, kodėl, tai buvo tas Euriboras didėjantis, ar ne, kuris, aišku, nebedidėja, kas yra labai džiugu, ir žmonių tą baimę dėl savo pajamų, kaip tai atrodys rytoj. Tai mes kaip pardavėjai matom, jeigu butas, kurį gali nusipirkti, tu gali gauti jo raktus šiandien arba per 2-3 mėnesius, jis pats patraukliausias. Kitu atveju, kada yra vystomas projektas, tikrai žmonės žiūri, kas vysto, kokie projektai buvo anksčiau padaryti, kokios yra garantijos, tai čia yra labai svarbu. Ir jum, renkantis naują būstą, reiktų labai smarkiai pasigilinti ir ne vien susižavėti galbūt kažkokią tai žemesnę kainą, labai pasigilinti, kas stato, pasikviesti statybų ekspertą, ar ne, daug dalykų įsivertinti kokybinių. Tai Linai gal norėsiu pakalbėti. Aš iš techninės pusės, kaip ir Jūras paminėjo, tikrai rekomenduoju visiems savo klientam, pažįstamiem draugam, kad tikrai nepagailėkit laiko įsigilinti į projektą, kurį perkat, kurį žiūrit ir lyginkit lyginamus daiktus. Ta prasme, kaip taisyklė, visi pardavėjai arba viešuosiuose skelbimuose esantys parduodami butai, jie būna ženkliai geriau, kaip sakoma, pateikti, negu kad yra realybėje. Tai jeigu jau sprendžiat pirkti būstą savo, ten ne investicijai, ne uošvienė ir ne pardavimui, o savo būtent, tai tikrai nepagailėkit laiko apžiūrai, techniniai apžiūrai, sakykime taip, pasamdant techninius specialistus, kurie supranta statybose, daug gali jums pasakyti atėję iš pirmo žvilgsnio arba analizuodami projektinius sprendinius, kurie yra įgyvendinami. Grįžtant prie kolegų, ką irgi paminėjau dėl reglamentavimo, šiaip tai aš džiaugiuosi tendencijom, kad mes jau esam pasiekę tą A+
lygiai. Tai kitaip sakant, jum visiems čia esantiem ir klausantiem čia šito seminaro, tai reiškia vieną labai paprastą ir tokią aiškę žinutę, kad būsto kokybiniai parametrai, naujo būsto kokybiniai parametrai kiekvienais metais gerėja. Tai kitaip sakant, jūs pirkdami, jeigu šnekame apie naują būstą, apie pirminę rinką, taip vadinamą, jūs rizikų turit vis mažiau. Kitaip sakant, kad bus būstas geras, tvarus, ilgaamžiai sprendimai jame pritaikyti. Visi šitie dalykai jau yra dedami į reglamentavimą ir su tom mistinėm raidėm A, ten B, A++ ar A+, tai mes turim kiekvienam klientui paprastai suprantamai žodžiais kylančius kokybinius pastato statybinius parametrus. Ir tai, manau, kiekvienam pirkėjui yra žinia gera, atitinkamai ir bankai, kaip minėjau, supranta, kad toks pastatas yra likvidesnis ilgalaikiai perspektyvoje ir ilgainiui bus galima jį ir parduoti ir turbūt gal net ir uždirbti. Tai kitaip sakant, jum kaip pirkėjam, pas jūrą užeinantiem prie stendo ir išsirenkantiem būstą, skaičiukai ir reglamento kėlimas ir dar pašnekėsim turbūt apie apdailas ar ne, tai, manau, tik tai geros tendencijos, kurios leis jum geriau ir teisingiau pasirinkti jūsų pirmą, o galbūt antrą būstą. Tai dar grįžtant prie vis dėlto rizikų, man svarbu ką pasakyti, turbūt paprastas dalykas, nepirkit būsto iš vizualizacijų. Pirkit būstą, kaip ir kolega sako, pagal techninius dokumentus, pasikonsultuokit su techniniais vystytojais, su vienais, kitais ir techniniais prižiūrėtojais, bei aišku teisininkais. Supraskit vieną dalyką, preliminari sutartis neįpareigoja parduoti, bet tai nereiškia, kad tai ateityje įvyks arba kad jinai apsaugos jūs nuo bankroto. Vystytojo turiu omenyje. Ir kad tas būstas būtinai jums atiteks. Preliminari sutartis yra organizacinio pobūdžio sutartis, kuri tik tai numato, kaip jūs sudarysit ateityje pagrindinę pirkimo pardavimo sutartį. Kitaip tariant, jūs susitarė dėl pažado ateityje nupirkti tą būstą. Todėl labai svarbu skaityti pačią sutartį ir dar turbūt svarbiau žinoti, su kuo turit reikalą. Tai turiu galvoje vystytojus. Ačiū, aš dar duosiu ir žodį Justinai, bet norim dar pirmiausiai gal klausimą išgirsti. Klausimas būtų, Gilbertai, jūs minėjote, kad jeigu statomas yra daugiabutis daugiau negu 3 butų ir reikalingas papildomas genrangovas, ar galite papasakoti, kas yra genrangovas ir kokios jo yra funkcijos? Tai labai čia ilgai reiktų pasakoti, genrangovas bus reikalingas nuo Liepos mėnesio, kada įsigalios įstatymo pakeitimas, ar ne? Tai genrangovas įmonė, kuri atliks visus bendrastatybinius darbus nuo sklypo paruošimo iki raktų ir kuris samdys subrangovus arba atliks pats galbūt šitos darbus. Tai yra įmonė turinti sertifikatus ir atestatus užsiimti šitą veiklą. Šiandien dienai, pagal šiandien dienos reglamentavimo, daugiabutį galėjau statyti ir aš kaip fizinis asmuo. Nuo Liepos mėnesio 1 berods dienos aš jau nebegalėsiu to daryti. Turės būti atestuota statybų įmonė. Jo, čia vėlgi grįžtant į klientų, tai manau tikrai geras sprendimas. Dažnai oponuoju aplinkos ministerijos sprendimam, nes jie būna tokie išplaukę ir sunkiai logika ten suprantama. Šiuogi atveju kiekvienas pirkėjas, ką pratęsiant Gilberto mintį, gaus, tai rangovas pateiks garantinius įsipareigojimus, kad jeigu ten kažkur kažkas ir neįvyks, tai jūs neliksit vidury lauko su tuo savo pastatytų būtu ar namu, ar kotedžu, bet galėsit reikalauti atsakomybės. Jeigu rangovas taip įvyktų, kad bus bankrutavęs, tai atsakomybės perims išdavusi draudimo bendrovė, taip kad vėlgi saugiau ir ramiau klientam, kurie nusipirks tos būžus. Ir brangiau, aišku.
Tai aišku, visada gėris turi ir kitą pusę kainą, tai statybos neabejotinai brangs. Dėl to, kad uždirbs draudimo kompanijos, uždirbs genrangovas, aišku, užsakovas uždirbs. Tai statybos brangs, bet jūs būsite saugesni. Vis tiek tai, kaip pasakyti, yra dvi medalio pusės. Galutinis pirkėjas už visą tai sumokės. Aišku, yra ir valstybės parama pirmam būstui, tai kas apie tai daugiau nori sužinoti, drąsiai irgi kreipkitės, papasakosime, yra tų skatinamųjų priemonių. Duosim žodį ir Justinai. Ir Justinai, iškart po to tau bus ir klausimas, turi tikrai mus, matau, kuom papildyti. Kaip jūs, kaip statybų kompanija, irgi matot šiuos metus, būtent žiūrint į naujus statybų užsakymus ir ką prognozuojate? Tai gal papildyčiau dar trumpai, kuo skiriasi statyba su genrangovu ir statyba ūkio būdu. Tai anksčiau, kaip minėjo kolegos, kiekvienas fizinis asmuo galėjo statyti būstus pardavimui, samdydamas rinkoje esančius meistrus, dirbančius su individualia veikla arba patentais, galiausiai parduoti būtą, namą, sakykime, klientui ir garantinis aptarnavimas, sakykime, arba broko teismas būdavo toks, realiai reiktų ieškoti to pačio meistro, kas įstatinėjo langus, kad juos sutvarkytų. Tai kadangi dabar atsiranda genrangovas, kaip minėjo kolegos, kad reikalingas draudimas, tai, sakykime, jeigu ir genrangovas bankrutuotų, jums draudimo kompanija sugebėtų išmokėti, sakykime, remonto kaštus. O šiaip, sakykime, tas statybų įstatymo pakeitimas, jisai dar tik įsigalios, kadangi statybos yra toks inertiškas procesas, tai nuo statybos leidimo išėmimo, sakykime, iki pilno pastatymo, tai mes vis tiek turime metus arba pusantrus, tai turbūt realius rezultatus mes pajusime po gerų metų, po 2 metų, tai plius minus. Palėtėm iš tikrųjų tą 100% baigtumą, ar ne, ir pernai pranešimo metu diskutavome, yra tas mūsų įrašas ir YouTube, jeigu kas norės pasižiūrėti, ir diskutavom apie tai, kaip atrodys 100% būsto baigtumas, ką tai reikš mūsų pirkėjui, ar ne, ir kaip iš tikrųjų tas įstatymas skamba dabar, kuris jau yra priimtas. Tai gal žodis iš karto Gilbertui, ką prognozavom, kas įvyko ir ką tai reiškia kiekvienam iš mūsų. Tai įvyko, tai turbūt dar nieko neįvyko, nes tik nuo sausio 2 įsigaliojo šitas reglamentavimas ir tai reiškia, kad šitie reikalavimai bus taikomi naujiems statybą leidžiančiam dokumentum, naujiems projektams iš esmės. Bet yra daugiau aiškumo, nes iš tikrųjų aplinkos apsaugos ministerijos pakeistas STR, statinio ekspertizė, kažkaip projektavimas ir statinio ekspertizė, išaiškino, kas yra tas 100% baigtumas. Tai dabar visiems daugmaž aišku, kas tas yra 100% baigtumas. Tai yra nebūtinai toks baigtumas, kad jūs ateinate į butą daugiabutyje ir gaunate įrengtą su grindim, su sienų apdaila, su apšvietimu ir taip toliau. Yra išaiškinta taip ir sureglamentuota taip, kad jūs atėję į būstą, nors jisai skaitosi 100% baigtumas, jeigu tai yra numatyta projektiniuose sprendiniuose, užtenka, kad būtų paruoštos grindys, galutiniai grindų dangai, kad būtų lauko duris, vidaus duris nėra būtinos, sienos paruoštos dažymui arba tapetų klijavimui, instaliacija bei, sakykime, santechniniai mazgai numatyti, brėžiniai numatyti. Tai va, tai visą šitą, aš manau, pasimatys vėlgi po kokių 1,5 metų, kada bus pagal naują įstatymą išimti naujiems projektams statybą leidžiantis dokumentai ir tokiu būdu. Dar vienas svarbus akcentas, kad bendro naudojimo patalpos jos turi tikrai būti 100% baigtos, tai yra, reiškia, įrengti laiptai, laiptinės, apželdinimas įeina į šitą ir infrastruktūra visa namo bendra. Tai gal kolegos dar papildys.
Tai grįžtant prie to 100%, kaip ir kolega pradėjo, tai tikrai gal visiems kasdien su statyba nesusiduriantiems žmonėms tas suvokimas 100% buvo toks, mes taip ir supratom, ateinu ir įjungiu jungiklį, paleidžiu kraną ir gyvenu. Tai čia taip dėja nėra, tas reglamentavimas ir suformulavimas, kaip ir kolega paminėjo, jisai patikslintas ir dabar belieka pamatyti jau praktinį pritaikymą jų. Aš manau, šitas aspektas irgi gerai būsimiem pirkėjim, tai yra, kad tų palyginamumo kriterijų, kuriuos jūs savo susidarot prieš pirkdami butą, vėlgi tas įsigaliojęs reglamentas nuo sausio 2 dienos jums leis lengviau palyginti rinkoje konkuruojančių vystytojų projektus. Vėlgi, nebeliks tos dviprasmybės, kai mes dar vis turim tam tikrą dviprasmybę tame apibrėžime 100% baigtumas. Tai kas buvo prieš tai, kai mes šnekėjom apie dailinę apdailą, tai tenai to neapibrėžtumo buvo dar daugiau ir mes ten dažnai lygidavom obuolį su apelsinu ir sakykime, tik tai apvalūs abudu daiktai, bet toli gražu ne vienodi. Tai dabar to suvienodinimo arba kriterijų, kuriais jūs galėsite remtis nuvažiavę pas vienus vystytojus, pas kitus, pas trečius, ar ne, jau bus daugiau ir tas palyginamumas jūsų kaip būsimų pirkėjų bus tikslesnis. Jūs taip? Aš gal dar norėčiau tokį pavyzdį pateikti. Sakykime, kiekvienas turbūt iš jūsų, kai renkasi automobilį, neperka jo iš vieno pasirinkto, pasiimat kelis modelius ir tada dėliojatės parametrus. Tai būstą perkant lygiai toks pat momentas yra, tai reiškia strateginė vieta, lyginant viename bute esančius langus, plastikinius galbūt su mediniais, vėlgi ten kažkokius inžinerinius sprendimus, tai reikia būti visada, sakykime, atidiems ir neapsigauti tą pateikiamą kvadratinio metro kainą, nes šiaip rinkoje nebūna, kad kažkas, kaip sakė, obuolį pardavinėtų ananaso kainą ir taip toliau. Tai reikia būti atidiems, žiūrėti, tikrinti ir domėtis tuo, ką perkat ir kur norit gyventi. O klientai klausia, ar galės įsirengti būstą taip, kaip jie nori. Tai mums irgi, kaip bankams irgi pasidarė ramiau, ką Gilbertas puikiai išvardino, kad klientai toliau galės išsirinkti norimas plyteles, grindis, sienų spalvas. Toliau mes finansuosime su įrengimu tos būstus ir klientai patys galės nuspręsti, kaip dekoruoti savo tą turtą. Tai tiesiog aiškumo tokio įnešė sausio mėnesį ir tiesiog finansavime pokyčių nėra, nereikia bijoti. Toliau su įrengimu galima imti paskolą, skolintis ir gyventi savo namuose. Principė, mes dar turim nemažai statybos leidimų, ar ne, ir vykstančių statybų, kur mūsų pirkėjai pirks su dalinė apdaila, nebūtinai pridėtom iš karto 100% name, bet visą laiką vystytojai turi įrašyti sutartis preliminarią, čia gal Gilbertas irgi papildys, kada bus priduotas namas, nes tai svarbu yra ir bankui, tai svarbu yra pirkėjui, tai turbūt esminis dalykas, ar ne, žmogui, kad, neturėtų jisai po 10 metų savo namo pilnai nepriduoto ir, tai visiškai tiesiogiai susijęs su likvidumu. Gilbertai, kaip jums iš teisinės pusės, nepamažės darbo? Ateity gali pamažėti, bet šiandien dienai tai ne, iš tikrųjų daug teko skaityti sutarčių, kur visa ta pareiga permetama būtent pirkėjui ir dažnai tapdavo taip, kad patys namo, sakykime, būtų įsigiję žmonės ar ne, turėdavo davesti tą visą procesą, kuris ir ženkliai kainuoja, ypač dabar yra užbaigimo įforminimas tikrai išbrangęs. Tai vienas iš tokių dalykų, tokia lemputė, į ką atkreipdėmėsi, kad įpareigoti būtent tą statytoją ar ne, užbaigti ir priduoti tos projektus iki naujos redakcijos įsigaliojimo ir naujų projektų, bet šiandien dienai visi turbūt esantis rinkoje būstai dar parsiduodantis, jie parsiduoda su dalinė apdaila. O dalinė apdaila tai irgi labai tokia pilka zona. Čia mes jau einam į trečią ir paskutinę pranešimo dalį. Kaip neapsigauti, perkant būstą su dalinė apdaila. Tai aš turiu iš tikrųjų labai paprastas 3 skaidrės.
mūsų akim, ar ne, kai mes atsidarom skelbimų portalą, ieškom buto, žiūrim dalinę apdailą, matom kainą, na ir sakom, kad tai labai yra gera kaina, lyginant su kažkokiu tai mūsų konkurentu. Tai čia turim daug tekstų iš tikrųjų, bet aš esminius dalykus padarysiu, parodysiu. Tai reiškia, turim tokį, kaip sakyt, tradicinį butą, 40 kvadratų, kur matom kvadratinio metro kaina yra 1825 už kvadratinį metrą su dalinė apdaila. Ir ką pardavėjas aiškiai parašo, prie dalinės apdailos aprašo, kad yra sumontuotos pertvaros, yra paruošti kanalai šaldymui. Labai detaliai aprašoma, kas tai yra dalinė apdaila. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu mes atsidarysime panašų skelbimą, čia nereikėtų žiūrėti į pačias kvadratų kainas, kas yra, čia pats butas yra brangesnis, yra 2600, bet vėlgi yra apie 40 kvadratų. Čia mes turim šiek tiek kitokią situaciją, čia yra tokia kombinuota informacija iš vystytojo puslapio ir kartu iš vieno populiariausių skelbimų portalų. Tai mes matome rekomenduojamą išplanavimą viršui ir matome buto planas be pertvarų. Tai reiškia, turim kvadrato kainą 2600 už kvadratinį metrą su dalinė apdaila ir pardavėjas rašo, kad tai yra galimas buto saugus pertvarkomas plotas pagal rekomenduojamą išplanavimą informaciniu tikslu. Tai ką tai reiškia? Ir taip pat pardavėjas rašo, kad parduodamuose butuose vidaus pertvaros neįrengiamos. Reiškia, buto plotas nurodomas be buto pertvarų. Tai čia yra du tokie esminiai dalykai. Tai reiškia, mes prieš tai matėme skelbime butą su pertvarom, reiškia, su kambariais padarytais. Čia yra įrašytas plotas 42 kvadratai be buto pertvarų. Tai aš tikrai drįsčiau savo pasakyti, kad ir turbūt nesumeluosiu, kad kada mes įrengsim tą vieną miegamąjį, įrengsim vorą, tai 2-3 kvadratai kažkur netyčia dings. Tai jau šiek tiek yra ta kaina kvadrato per gerai atrodanti. Tai reiškia, jūs susimokat už tos kvadratus, reiškia, jums atrodo gerai, galbūt ir būtų šiek tiek didesnis, bet jūs tas pertvaras patys ir montuosit. Ir dažnai, jeigu žmonės, tarkim, buto neįrenginėja ir jie galvoja, mes patys kažkaip įsirinksim, pasidarysim apdailą, aš pažįstu, kas plyteles klijuoja, nepasikviečia statybų eksperto, ir jie kai pradeda daryti tokį remontą, iš tikrųjų supranta, kad ta kvadrato kaina yra turbūt kolegos gal pataisys papildys, kas labiau statybų ekspertai, ar ne, aš manau, kokia 20% tikrai turbūt skiriasi buto su pertvarom, su elektra išvežiota, su vandeniu išvežiota nuo to, kai ateini ir tu matai išbetonuotas grindis ir nieko ten nėra, apart vandens įvado ir elektros įvado. Bet perduosiu žodį kolegom. Ir trečias pavyzdys, dar kitoks truputėlį, tai yra loftas. Tai yra visiškai atskira tema. Kodėl apie tai kalbu, iš tikrųjų, nes turiu ir pats tam tikros patirties tokį būstą įrenginėjant. Tai loftai parduodami dažnai yra ne tai, kad su dalinė apdaila, bet jie parduodami ir dar su antresolė. Tai šiuo atveju yra pavyzdys 64 kvadratinių metrų loftas, iš kurių vystytojas prašo, kad 20 kvadratų žmogus turės pats viršų įsirengti ir juos turės. Tai principai jisai parduoda 45 kvadratus, kvadrato kaina pasiguavo yra 1500 su dalinė apdaila, tai mes jau tos 20 kvadratų galim iš karto išminusuoti. Ir tai yra, kaip sakyt, bet sako, orinis kvadratinis metras, toks terminas yra kabutėse. Ir čia nėra vėlgi jokių pertvarų. Tai pirmą mes pavyzdį turėjom butą, tvarkingą, su dalinė apdaila. Ten antram pavyzdį mes turėjom butą tiesiog pliką, be jokių sienų, be nieko, čia dar turėjome mes ir loftą. Tai kada tu loftą įrenginėjai, tu dar turi pridėti prie to buto kainos be pertvarų antresolės įrengimą, laiptų įrengimą. Ir tau pertvaros ne tik atminusuos plotą, bet atminusuos ir laiptų oficialų plotą, nes kas žemiau negu 1,60 m, tai nesiskaičiuoja oficialiai į jokius kvadratinius metrus. Tai sudėjus viską, aš manau, kad čia turbūt koks skirtumas tarp pirmo ir trečio pavyzdį, gal 35–40%. Tai čia toks komentaras. O apie tai, kaip įrenginėjami, kokie yra niuansai, gal perduodu kolegom, tai Justina pradėsiu. Aš gal dar papildysiu, sakykime, mūsų įstatyminiai baziai tokio pavadinimo kaip loftas iš viso nėra. Mes turim butą su antrasolė. Antrasolė vėlgi turi tam tikrus parametrus. Antrasolė negali būti didesnė kaip pusė grindų ploto ir aukštis negali būti mažesnis kaip 1,60
1,60 m. Bet mes žinome, kad dažniausiai loftai yra įrengiami senuose gamybiniuose pastatuose, kurie turi vidutiniškai ten aukštį turbūt nuo 4 iki 4,5 metro. Vėlgi, jeigu pažiūrėtumėm STR, tai yra buto gyvenamosios patalpos, turi minimalų lubų aukštį, kas yra aiškiai nurodyta 2,50 m. Tai vėlgi tada skaičiuokime. Mes turime 2,50 m buto gyvenamosioms patalpoms, 20 cm konsoliai ir iš mūsų 4,5 metro aukščio lofto antrasolė lieka 1,80 m. Tai vėlgi, ar tas 1,80 m aukštis jums yra tinkamas ir ar jūs tikrai norite nusipirkti. Tai čia turbūt reiktų kalbėti apie tai. Vėlgi, kaip pats sakai, laiptus įrengti kainuoja, konsolę įrengti kainuoja, pertvaras įrengti kainuoja. Jeigu nėra pertvarų, dažniausiai nėra ir elektros instaliacijos, neišvedžiotos komunikacijos, šaltnešio vamzdeliai, ventiliaciniai kanalai ir taip toliau. Ir dar aš papildysiu, Justinai, tave iš tikrųjų, kad nebūtinai įsirengus antresolę ir pavyks įregistruoti ją. Tai reiškia, kada jūs nusipirkot galbūt geresnę kainą, galbūt ir objektas yra senas pastatas, bet tikrai geroj vietoj, nes tikrai tie seni pastatai, jie kartais stovi gerose vietose, tai yra tokia vieni iš šių privalumų. Aukštis super, 5 metrai, 4,5 m, jis yra tikrai įspūdingas, kai tu sėdi svetainiai, bet kada tu pardavinėsi loftą, pasiskolinti tiek gali ir nepavykti. Jeigu tu pasiskolinti jūsų pirkėjų, turiu galvoje, tai jeigu perka iš jūsų būstą, jūsų įvertina vertintojas, ko reikia bankam, ar ne, tos 45 kvadratus, kai mes matėm, ne 67, tai vadinasi, jūsų pirkėjas paskolos pasiims mažiau ir klausimas, ar jisai dar turės papildomų savo nuosavų lėšų iš vis nusipirktą jūsų daiktą. Aš dar papildysiu, gali būti, kad dar vienas momentas bus, sakykime, jeigu vystytojas neįrenginėja antrasolės, tai jisai jos neįrenginėja ne šiaip savo. Greičiausiai nebus jos galima įregistruoti. Tai vadinasi, jeigu jūs pats savavališkai įsirengsite antrasolę, tai yra savavalinė statyba. Kitas momentas, į ką reikėtų atkreipti su loftais, kokia teisinė paskirtis yra šitų objektų ir ar nereikės mokėti turto mokesčio, nes dažnai būna taip, kad tai tik tai iliuzija, kad mes matom būtą suformuotą loftą ir tai yra gyvenamosios patalpos, dažnai paskirtis būna visai kita ir savivaldybė taiko turto mokestį, tai galim tekti mokėti į metus ten, nežinau, priklausomai nuo savivaldybės koeficiento nustatyto, nuo 100 iki 80 eurų. Kaip pavyzdys, Kauno mieste yra 1 procentas turto mokestis, tai tikrai vis tiek reikės vis tiek susimokėti turto mokestį kiekvienais metais. Aišku, jeigu iš čia sėdinčių žmonių kažkas tikrai nori lofto ir būtent tų 5 metrų aukščių lubų, tai turbūt visi mūsų čia išvardinti argumentai neveikia ir jie vis tiek turbūt pirks tą loftą. Aš tik tai papildant kolegą Justą, kadangi planuojatės išlaidas papildomai tų pačių antresolių įrengimui, tai reikia suprasti, kad tai įrengti antresolę, tai nenudažyti sieną ar neišsitapetuoti sieną. Tai yra šiek tiek kitas procesas ir jisai vėlgi yra brangesnis, negu kad ten pasidaryti kažkokį glaistymą, dažymą, tai papildomų lėšų poreikis jūsų atveju perkant tokio tipo būstą turi būti įsivertintas irgi šiek tiek didesnis, negu kad standartiškai pirkus ir įsigijus butą su daline apdaila. Taip, tai perkant su dalinė apdaila tikrai matome, reikia atsakyti daug klausimų ir įsivertinti daug kabliukų, kaip pasakyti, kur kolegos minėjo, ar ne. Tai mes banke rekomenduojame, jeigu perkate būstą su dalinė apdaila, visuomet ateiti pasitarti pas banko konsultantą. Nes tikrai mes turbūt esame matę įvairių, ką Jūras rodė, tikrai su įvairiom klientais svajonėm ateina, įsivaizdavimais, kad jie tikrai taip gali, o realiai banke suskaičiuojam, kad liūdna, bet negali. Šiaip mūsų klientai paprastai, jeigu įsirenginėja būstą, tai skiria apie 500 eurų įsirengti būstą. Aišku, turime klientų, kur ir 1000 eurų gali skirti ir nori skirti ar ne įsirengimui būto. Bet visuomet, ką rekomenduojame klientams ir prieš perkant būstą pasidaryti tikslę kaip laikrodis sąmatą. Pagalvoti savo
pirmiausia norus ar ne, ir antras labai svarbus punktas - įsivertinti savo galimybės. Nes ką susidurėme iš patirties, klientam atrodo, kad tikrai mes čia taip galim, įsirengsim, viskas puiku ar ne, bet bėgant laikui darbai nevyksta taip greit, kaip norėtųsi, išauga statybos kaina, išauga galbūt norai pasikeičia ar ne, brangesnės medžiagas išsirenka klientai, tai tiesiog įsivertinti ir norus, ir savo galimybės. Jeigu klientai norint skolintis mažesnę pinigų sumą, visą laiką rekomenduojama imti vartojimo kreditą. Nors iš pirmo žvilgsnio vartojimo kredito palūkanos yra didesnės negu būsto paskolos su įrengimu, bet jeigu tai yra paskola iki 30 000 eurų, tikrai sutaupant notaro mokesčius, įkeitimo mokesčius, papildomus turto vertinimus, tai verta pasiimti ir vartojimo kreditą. Tai rekomenduojame klientams, kurie turi nuosavų lėšų daugiau. Tai tikrai, kai išsirinksite savo norimą svajonių būstą, tikrai rekomenduoju užpildyti būsto paskolos paraišką, ateiti į banką, pasikonsultuoti su specialistu, specialistas įvertins, kuri iš rodytų jūro dalinių apdailų yra tikroji, kiek jums vis dėlto reikės papildomai pinigų ir tada savo galimybės toliau vertintis. Dar iš tikrųjų Gilbertas priminė gerą vieną dalyką, kad komercinė paskirtis lofto, ar ne, vystytojai nebūtinai pareigoja užtikrinti tam tikrą parkavimo kiekį, tai galbūt jūs butą perkat ar loftą, tiksliau perkat nuomai, gal jūsų nuoma bus trumpalaikė ir tas parkavimas nėra taip svarbu, bet dažnu atveju tų parkavimų, kadangi ten ir nereikalauja, tai gali turėti problemų. Taip, būtent, tai tada gali būti ir tų problemų jums patiems parkuojantį savo automobilį, jeigu jūs jį naudojate, aišku. Ar turim klausimų čia tada? Klausimas galbūt ne visai su dalinė apdaila susijęs, bet apie anksčiau paminėtą temą dėl energetinių klasių. Ir norėjau pasteirauti, ar yra kažkokie atvejai, perkant individualų namą ir sudarant notarinę pirkimo ar pardavimo sutartį, kad būtų privaloma pateikti energetinio naudingumo sertifikatą. Ir kas tada atsakingas, pirkėjas ar pardavėjas? Kiek aš žinau, tai jisai privalomas tas dokumentas ir jūs jį turit gauti ir jūs jį turit matyti, koks tas pastatas yra energinis efektyvumo klasės. Notaras netvirtins sandorio, bet Aš dar papildysiu. Pirmiausia, tai projektuojant pastatą jau yra projektuojama jo energetinė vertė ir kai pastatas yra pridavinėjamas, teikiami visi sertifikatai, ta prasme, tai yra arba patvirtinama, dažniausiai taip iš praktikos būna kartais aukštesnė klasė netgi negu buvo planuota. Jeigu užsakovas, sakykime, pakankamai atsakingai žiūri į tą statybų procesą ir nori savo pasigerinti sąlygas, tai visada iš A+ klasės galima pastatyti A++. Ir aš papildysiu, kolegas, iš tikrųjų, kalbant apie individualius namus, jeigu perkat namą, tai taip, projektavimo, būtent pačiam projekte tikrai bus numatyta energinė klasė, tai to reikės ir bankam, bet, kaip sakyt, geras vystytojas, jisai pasidarys tą sandarumo testą visą, pasidarys ir sertifikavimą visą energinę ar ne, ir tą sertifikatą jisai padarys ir jums pateiks, nes dažnu atveju pasitaiko, kada yra statomas daiktas pardavimui, tai tą sertifikatą jau žmogus pats turi pasidaryti po to ir turėt, kaip sakyt. Aišku, vystytojai sako, kad ten prigrėžioja skylių, gal kažkoks sandarumas prarandamas yra, aibė ten tų priežasčių atsiranda. Tai čia gal ir gera mintis iš tikrųjų, kad reikėtų tą tikrąjį sertifikatą pateikti iš tikrųjų, būtent ne projektinį. Iš tikrųjų rekomenduoju tikrai pasirašius dalinės apdailos, tarkim, pirkimo pardavimo, tą preliminarią sutartį, kada vystytojai, tarkim, įrenginėja butus, namus, tikrai pasikviesti statybų ekspertą prieš notarinį sandorį, dar kartą nuvažiuoti, pasižiūrėti, ar visi darbai tikrai yra atlikti. Dažnai galbūt preliminarioje sutarty būna, tarkim, aplinkos darbai, kažkokie nusikelia į sezoną, jeigu perkat žiemą, galbūt pavasarį tik tai galima juos padaryti, bet tikrai pasikviest, praseiti per viską ir tikrai statytojas turi ištaisyti visus, sakysim, vėlgi kažkokius trūkumus ar ne, kas yra nepadaryta ir galbūt iš tikrųjų kartais verta atidėti notarinį, neskubėti ir kai sutvarkys, tada ir vykdyti. Tai čia toks mano patarimas būtų. Ar turime dar klausimų, dar turim šiek tiek laiko? Ne, tai tada iš tikrųjų užbaigiamai žodį, tai mūsų tema pagrindinė ir buvo. Tai kaip neapsigauti perkant ir geras laikas pirkti būstą. Tai kiekvienam iš kolegų tada trumpai pasisakyti, gal daryti nuo tavęs.
Tai kviečiame tikrai, ką ir sakiau iš tikrųjų per prezentaciją, kad reikėjo pirkti vakar. Iš tikrųjų, sąlygos šiuo metu yra patrauklios, maržas bankai tikrai duoda klientam konkurencingas, prognozės yra teigiamos iš tikrųjų, Euriboro tikimasi, kad jisai pradės mažėti jau šių metų vasarą ar ne, o metų pabaigoje galbūt net pasieks ir 2,5% ribą. Taip, kad tikrai kviečiam nekeisti savo sprendimų, jeigu reikalingas yra didesnis būstas, ar norite kraustytis į miesto centrą, ar atvirkščiai norite pirkti individualų namą ar statyti, tai nekeiskite savo sprendimų ir juos vykdykite dabar. Ačiū, Jurgita. Gilbertai? Tai aš pritariu tikrai kolegiai ir manau, kad ateityje statyba tikrai brangs, jeigu jūs perkate būstą investicijai, tai čia yra platesnė diskusija ir mes turėtume atskirą galbūt daryti renginį, bet jeigu perkate savo šeimai, tai tikrai nėra geresnio laiko kaip dabar. Ir visada tai bus, aš manau. O kalbant iš teisinės pusės, tai tikrai rekomenduoju skaityti atidžiai sutartis, ne tada, kada jūs sudėję parašus ant jų, bet prieš. O jeigu jums kyla neaiškumų, tai tikrai pasikonsultuoti su specialistais, teisininkais, advokatais. Aišku, aukščiausio teismo praktika dėl preliminarių sutarčių nutraukimo neteisėto yra išplėtota. Jūs galite įsigiję kitą būstą prisiteisti kainų skirtumą iš vystytojo, arba jeigu jūs neįsigijot kito būsto, jūs galite prisiteisti restitucinius nuostolius nuo 22 metų. Aukščiausias teismas tą įteisino, tai apsauga yra, aišku, procesai ilgi, kainuojantis, tad tikrai pigiau yra perskaityti nuosekliai sutartį prieš uždedant parašą. Ir dar kartą pasitikrinti per kolegas, per nekilnojamo turto profesionalus, tokius kaip Jūras ar kitus, kurie dirba kasdienį darbą ir tikrai žino tuos vystytojus kaip nuluptus, aš sakau. Tai tikrai sėkmingų sandorių linkiu jums šiais metais. Prisijungiu čia prie mūsų to viso motyvavimo jūsų susirinkusių čia ir ne tik. Tikrai rinkoje tendencijų, kurios leistų mums čia kažkaip drąsiai pasakyti arba jūs nuraminti, kad, žinot, palaukit dar pusę metų ar metus ir tikrai viskas atpigs, jų nėra. Jeigu vyksta rinkoje korekcija, sakykime, statybinių medžiagų ir yra tokių tendencijų ir tokių eilučių tikrai, bet, sakykime, taip, paslaugų įkainiai visą laiką ir nuolatos ir nuosekliai didėja. Tai kitaip sakant, suminė darbo išraiška arba ta išraiška, kuri susiveda į to 1 kvadratinio metro būsto, kurį jūs perkat kainą, jinai tikrai nuosekliai didės, aišku, priklauso nuo buto ar būsto segmento, bet tas laikas geriausias yra, kaip ir paminėjo banko atstovai, yra čia ir dabar, tai vienareikšmiškai, tik tai, kad dėl savęs, kad nepadaryt skubotų sprendimų, vienareikšmiškai įvertinkit juridinę savo dalį sutarčių ir, kaip aš sakau, paprastam pirkėjui, pasidarykit tokį 5 punktų sąrašiuką, dėl ko jūs norit arba dėl ko perkat būstą. Ir jeigu atėjus į Jūro vystomą kvartalą iš tų 5 punktų Jūras jums atsako 4 ir atliepia 4 punktus, manau, net nebejokit, pirkit ir bankas suteiks paskolą. Aš gal pasakysiu savo nuomonę, gal kiek kitaip šiek tiek žiūriu, kažkodėl pas mus dabar pirkėjas į būstą žiūri kaip į verslo planą. Ta prasme, kad aš šiandien dienai būtinai nupirkęs turiu uždirbti iš to. Ta prasme, mes gyvenime juk ne viską darom, kad tik uždirbti, ne? Ta prasme, tam bute ar name, taigi jūs gyvensite. Ne viską reikia vertinti vien tik tą finansinę formulę, reiktų vis tiek, ta prasme, jausti, norėti ir vertinti tą realią situaciją. Aš turiu savo, sakykime, tokią ir su kolegomis išsivedęs savo formulę, ne? Sakykime, dažnas iš jūsų klausia, kiek kainuoja apdaila, ne? Už kiek galima įrengti butą, už kiek galima pastatyti namą. Tai sakykime,
medžiagų ir darbo santykiai aš visada taikau 60-40. 60 medžiagos, 40 darbas. Jeigu jūs matote, kad rinkoje medžiagos, kaip Lina sakė, tendencija leidžiasi žemyn, tai vadinasi, jūs iš tos 60% eilutės, ten 10-15% galite sutaupyti. Vėlgi, įsirenginėjant visada reikia atkreipti dėmesį į sprendinius. Žinot, šviestuvus galima būti nupirkti už 2000, galima už 25. Ir ta prasme, lubų nėra ir dugno turbūt nėra, ne? Tai visada reikia vertinti savo galimybės, atsisėsti, susiskaičiuoti, pasverti ir daryti tiesiog. Rytoj tikrai nebus bėgiau nei šiandien. Ačiū, Justinai, iš tikrųjų nepajutom, kaip prabėgo valanda ir labai džiaugiamės, kad visi išbuvo čia valandą su mumis. Aš dar paskutinius gal porą sakinių. Iš tikrųjų, kaip ir ekonomistai kalba, kad tikėtina, kad blogiausia situacija, jeigu kažkas daugiau neatsitiks neprognozuota, jau buvo ir Euriboras turi mažėti, įstatymai eina į mūsų, į pirkėjų pusę, 100% baigtumas. Tai tikrai, kaip neapsigauti, kalbėjom apie dalinę apdailą, labai rekomenduoju skaityti, kas ta dalinė apdaila, kad ir būstas yra dažnai emocinis pirkimas, bet nepasiduoti tom emocijom, vien tik emocijom, bendrauti su profesionalais, su teisininkais, su bankais, su statybų ekspertais ir tartis su statybininkais irgi. Ir su visais pasikalbėjus, jeigu vis dar tas emocijos nedingsta, priimti tą sprendimą. Tai ačiū Jums ir įrašą patalpinsim į YouTube, JUDA.nt kanalą, jeigu kas norėsit, pasidalinkit. Ačiū, kad susirinkot ir iki. Geros dienos.